Jozuės knyga, 23 skyrius. Daugelį metų Viešpats leido Izraeliui gyventi ramybėje nuo visų jo priešų. Jozuė paseno ir sulaukė daug metų. Jozuė sušaukė visus izraelitus, jų vadus, vyresniuosius, teisėjus bei valdininkus, ir jiems tarė: aš pasenau ir sulaukiau daug metų. Jūs patys matėte, ką Viešpats padarė visoms šitoms tautoms dėl jūsų, nes pats Viešpats, jūsų Dievas, kariavo už jus. Aš paskirsčiau jūsų giminių nuosavybėn šitas likusias tautas ir visas tautas, kurias sunaikinau į vakarus nuo Jordano iki Didžiosios jūros. Viešpats, jūsų Dievas, jas privers pasitraukti ir užėmę jūs paveldėsite jų šalį, kaip jums pažadėjo Viešpats, jūsų Dievas. Būkite drąsūs ir tvirtai pasiryžę vykdyti visą, kas parašyta Mozės įstatymo knygoje, ir nenukrypkite nuo jos. Nesimaišykite su šitomis tautomis, kurios tebegyvena tame krašte. Neminėkite jų dievų vardų, neprisiekite jais, negarbinkite jų ir netarnaukite jiems. Būkite ištikimi Viešpačiui, savo Dievui, kaip iki šios dienos. Viešpats nugalėjo jūsų akise dideles bei galingas tautas. Niekas iki šios dienos neįstengė atsilaikyti prieš jus. Vienas jūsiškių vys 1000, nes Viešpats, jūsų Dievas, kovoja už jus, kaip jis jums pažadėjo. Todėl žiūrėkite, kad mylėtumėte Viešpatį savo Dievą. Jei nuo jo nutolsite ir susimaišysite su pasilikusiomis tautomis, kurios tebegyvena tarp jūsų, ir susigiminiuosite vedybomis, eidami pas juos, o jie pas jus, tai būkite užtikrinti, kad Viešpats, jūsų Dievas, neišvarys šitų tautų iš jūsų krašto. Jos taps jums spąstais ir žabangais, botagais jūsų nugaroms ir dygliais jūsų akims, kol jūs būsite išnaikinti iš šitos geros žemės, kuriai jums davė Viešpats, jūsų Dievas. Štai rengiuosi eiti keliu, kuriuo turi eiti visas pasaulis. Prisiminkite visą savo širdimi ir sielą, kad Viešpats, jūsų Dievas, išpildė visus iki vieno savo gerus pažadus jums. Kaip Viešpats įvykdė viską, ką buvo jums pažadėjęs gero, taip jis ištesės jums ir blogus pažadus, išnaikindamas jus iš šitos geros žemės, kurią jis jums davė. Jei jūs laužysite Viešpaties savo Dievo jums duotą sandorą, tarnausite svetimiems dievams ir garbinsite juos, tai Viešpats baus jus ir jūs greitai būsite išnaikinti iš geros žemės, kurią iš jo gavote.